Mažame Jungtinių valstijų miestelėje, Centervilyje, Luizianos valstijoje, buvo ankstyvas rytas, kai gelbėtojų tarnyba pasiekė sunerimusios gyventojų skambutis. Moteris teigė sulaukusi pranešimo, kad sprogo netoliese esanti chemijos gamykla ir gyventojai raginami skubiai evakuotis. Socialiniuose tinkluose pasipylė šimtai liudininkų pranešimų ir liepsnojančios gamyklos nuotraukos. Netrukus jas papildė filmuota medžiaga. Dar vėliau socialinius tinklus apskriejo nelaimę patvirtinantis pranešimas iš CNN naujienų tarnybos interneto puslapio. Netrukus pasirodė filmuoti vaizdai, kuriuose atsakomybę už sprogimą prisiėmė Islamo valstybės kovotojai. Buvo tik vienas bet. Ta diena jokioje chemijos gamykloje jokios avarijos nebuvo. Tūkstančiai pranešimų, nuotraukos, filmuoti vaizdai ir net CNN puslapis buvo gerai suplanuotos informacinės atakos dalis. O štai miestai, į kuriuos veda šio įvykio gijos – Novosibirskas, Omskas, Jekaterinburgas, Samara, Žemutinis Naugardas. Tyrimo duomenys rodo, kad informaciniai atakai Rusijoje buvo ruošiamasi beveik 2 mėnesius. Kuriamas turinys, socialinių tinklų tendencijos, paskyros, ryšiai. Žiniasklaidai teko konstatuoti faktą. Daug metų santykiuose su vakarų valstybėmis vyraujanti agresyvi Rusijos retorika peržengė retorikos ribas. Prasidėjo tikras informacinis karas. Karas 2020-ieji. Rusijos informacinė agresija. Pastarosius keletą metų Rusija ypač aktyviai demonstruoja pasiruošimą dideliam kariniam konfliktui su vakarais. Neslepiamas nei puolamasis būsimo konflikto pobūdis, nei jo kryptis. Atvirai šlifuojami kaimininių valstybių užgrobimo scenarijai, imituojamas branduolinis smūgis Lenkijos sostinei. Rusijos karo analitikas Aleksandras Sitinas beveik 10 metų dirbo Vladimiro Putino įsteigtame ir asmeniškai globojamame Rusijos strateginių tyrimų institute. Tai vienas iš centrų, kurių tiesioginė funkcija – ruošti Rusijos prezidento informaciją ir pasiūlymus, susijusius su valstybės užsienio politika ir strategija. Здесь в целом страхи, безусловно, оправданы. Nerimauti pagrindo tikrai yra. Žinoma, tai nereiškia, kad rytoj ar po savaitės kas nors, ką nors užpuls, o Rusijos vėliava bus iškelta Vilniuje arba Taline. Но опасности определенные есть, потому что... Tačiau toks pavojus tikrai yra, nes Kremliaus režimas vykdo labai agresyvią politiką ir tai yra akivaizdu. Taip pat akivaizdu, kad tuo, kas nutiko iki šiol, reikalai nesibaigs ir ta agresyvi politika tikrai tęsis. O veiksmų apimtis gali būti įvairi, nuo šantažo, energetinio ar net branduolinio, iki konkrečių agresyvių veiksmų. Aleksandras Sitinas ragina atkreipti dėmesį į faktą, kad Rusija jau kurį laiką aktyviai ruošia savo gyventojus kariniam konfliktui su vakarais. Anksčiau toks konfliktas Rusijos žiniasklaidoje buvo svarstomas kaip galimybė, tačiau šiandien tai pateikiama kaip faktas. Aiškiai įvardyjama ir konflikto priežastis. Rusijos gyventojai tikinami, kad NATO ir JAV ne tik planuoja, bet jau ir realiai ruošiasi pirmosios užpulti Rusiją. Yra netgi žinoma ir tokio puolimo data – 2020-ieji. Военные НАТО наращивают силы вдоль западных границ России. В Польше и Прибалтике масштабное наращивание американского военного присутствия. В Прибалтику уже переброшены даже диверсионные подразделения спецслужб США. В бывших республик Советской Прибалтики и в Польше будут созданы ударные группировки войск. Крылатые ракеты запустят одновременно с разных направлений. Примерно вот так будет выглядеть атака НАТО. Литва, Латвия, Эстония и Польша сейчас активно заполняют новыми образцами современного оружия для будущей войны. Глобальный удар надо разрабатывать. А что мы? Чем ответим?
Baltijos šalių neįmanoma apginti. O tai reiškia, kad bet kokių karinių pajėgų kaupimas čia, NATO ar amerikiečių, gali būti naudojamas tik puolimui. Jau daugiau kaip metus Rusijos žiniasklaida aktyviai kuria legendą, kad Rusiją užpulti neva planuojantis amerikiečiai savo placdarmu pasirinko būtent Baltijos valstybės. Kokiu tikslu tokia legenda yra kuriama, pradeda aiškėti susipažinus su dar vieno Kremliui artimo žmogaus, Rostislavo Iščenkos siūloma Rusijos aktyvios užsienio politikos strategija. Ji pavadinta dėl būtinybės preventyviai okupuoti Baltijos regioną. Karinė būtinybė preventyviai smogti Baltijos regionų kyla ne tik dėl to, kad iš čia galimas puolimas, bet ir tam, kad pavyktų iš anksto sutrumpinti galimą fronto liniją. Visa griaunantis smūgis Baltijos regione reikalingas tam, kad būtų likviduotas pavojus šiauriniam Rusijos ir Baltarusijos ginkluotų pajėgų flangui. Nutraukta Kaliningrado blokada ir užkirstas kelias invazijai į Rusijos gilumą. Išsaugojus esamas pozicijas Baltijos šalyse, į valdžią pavyktų atvesti prorusiškas jėgas. Jeigu tai įvyktų NATO žlugimo fone, greičiausiai pavyktų pasiekti tam tikrus susitarimus, kurie legalizuotų Rusijos kaip šių šalių globėjos vaidmenį. Я неоднократно обращал внимание на то, Aš nuolat siūlau atkreipti dėmesį į tai, kaip šioje šalyje formuojama veiksmų strategija. Pirmiausiai yra viešai paskelbtos kažkokios tezės ir skelbė jas žmonės, kurie neprisima jokios atsakomybės. Nuo Iščenkos iki Жириновского. в рамках нашего разговора, назовем так, от Ищенко до Жириновского, он осуществляет некий вброс. Jie skelbia kažkokius teiginius, o valdžia stebi, kaip reagos visuomenė. Ir ne tik Rusijoje, bet ir užsienyje. Šiuo atveju Baltijos šalyse. Kaip į tai reagos rusakalbiai šių šalių gyventojai, na ir šiaip, kiek visuomenė yra pasiryžusi priešintis. Потому что насколько они готовы этому противостоять. Мы вот сейчас стоим на пороге вот этого процесса. Дальше формируется такой пул общественного мнения. O toliau prasideda procesas, kai priklausomai nuo visuomenės reakcijos pradedami kurti tokie projektai kaip Krymas, Doneckas, Luganskas ir taip toliau. Jeigu valdžia mato, kad visuomenėje palaikymo nėra, tuomet atsitraukiama ir laukiama kito patogaus momento. Rodina! Svoboda! Putin! Per 15 metų, kai Kremliuje įsitvirtino Vladimiras Putinas, griežta visuomenės nuomonės kontrolė ir galinga propagandos mašina tapo vienu pagrindiniu jo režimo ginklu. Žanos Nemcovos tėvas, Rusijos opozicijos lyderis Borisas Nemcovas, tapo viena šio ginklo aukų. Dėl tėvo nužudymo Vladimirą Putiną atvirai kaltinantį žurnalistė įspėja, kad Rusijos propaganda gyventojų žudikiškas nuotaikas skatina ne tik savo bendrapiliečių, bet ir kitų šalių atžvilgių. Jungtinės valstijos, Baltijos šalis, Lenkija, jų atžvilgių kuriamas priešo įvaizdis. Ir tai yra labai svarbu, nes tikrasis Rusijos priešas slepiasi pačioje Rusijoje. Tai prezidentas Putinas. Bet rusai viską mato kitaip, jie mato tik išorės priešus. Taip bandoma atitraukti dėmesį nuo tikrųjų problemų šalyje – ekonominių, socialinių, politinių ir kaltę už visas negandas suversti priešams. Ir tuomet būtina periodiškai skelbti, kad mes kariaujame su priešais ir blogai gyvename dėl to, kad viską turime paaukoti šiai kovai. Didžiulio tarptautinių atgarsių sulaukusiame straipsnėje pavadintame Propaganda žudo, Žana Nemcova įspėja, kad Kremliaus kurstoma neapykantos kampanija Rusijoje gimdo didžiulę, nekontroliuojamo smurto bangą. Turiu galvoje šiandien Ukrainoje vykstantį karą. Šis karas buvo pradėtas būtent kaip informacinis karas.
Rusijos televizijos kanalai nuosekliai skleidė melą apie tai, kaip Ukrainoje skriaudžiami rusai. В русскоязычных регионах Украины притесняют русских, и ведь аннексия стала возможна. Jų Krymo okupacija pavyko tik dėl to, kad daugelis žmonių tikėjo, jog rusakalbėms gyventojams ten yra iškilęs realus pavojus. Jau ką ir kalbėti apie neva istorinio teisingumo atkūrimą, kuriuo pastaruoju metu buvo viliojama Rusijos visuomenė. Российскому обществу есть еще и вторая идея, то же самое. Lygiai tais pat metodais buvo naudojamasi pradedant karą rytų Ukrainoje. Žmonės buvo taip užhipnotizuoti melo, kad važiavo ten ir žudė kitus žmonės. Люди зазомбированные действительно ехали туда добровольцами, их убивали. И поэтому я считаю, что провоцирование людей на агрессивные действия... Štai kodėl agresijos kitų šalių atžvilgių provokavimas, priešo įvaizdžio kūrimas yra tokie pavojingi. Это очень и очень опасно. Legenda apie Ukrainoje neva vietinių fašistų žudomus rusus Kremliaus propaganda kuria kaip pagrindinį Krymo okupacijos ir karo rytų Ukrainoje pateisinimą. Neseniai atliktos sociologinės apklausos parodė, kad daugiau kaip pusė Rusijos gyventojų yra pasiryžę asmeniškai prisijungti prie karo veiksmų ir žudyti ukrainiečius. Ukrainos žurnalistai daug jėgų skiria kovai su Kremliaus propaganda savo šalies teritorijoje, teigia, kad Putino propagandistai nevengia jokių priemonių, nuo paprasto melo iki atvirų falsifikacijų. Когда ты видишь какого-то очевидца, якобы очевидца. Kai tu matai kokį nors liudininką, kuris pasakoja apie įvykius kur nors Odesoje, negali žinoti, ar jis sako tiesą, ar netiesą ir kas jis toks. Bet kai tas pats liudininkas pasirodo Kijeve ir sako, kad yra Kijevo gyventojas, o po to pasirodo Kryme ir sako, kad yra tikras krymietis, o dar vėliau paaiškėja, kad jis gimė ir augo rytų Ukrainoje. Štai viena iš tokių herojų, Marija Cepko, kitur pristatoma kaip Marija Vykina ar Marija Bevykina, sugebėjo nusifilmuoti 6 skirtingose репортажуose ir apsimesti 6 skirtingomis moterimis. История, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев в Ростовской области. Она говорила о публичной казни. Bene ciniškiausias Rusijos propagandos mašinos sukurtas melas apie tariamą ukrainiečių žvėriškumą – legenda apie Sloviansko mieste Ukrainos kariškių nukryžiuotą berniuką. Miesto centre, Lenino aikštėje, ten, kur miestų savivaldybė. Ir tai vienintelė aikštė, kur galima suvaryti visus žmonės. Surinko moteris, senukus ir įvykdė parodomąją bausmę. Лет мальчика маленького в трусиках, футболке, как Иисуса, на доску. Paėmė 3 metų vaiką, berniuką, ir kaip Jėzų prikalė prie lentos. Vienas kariškis kalė, kiti 2 laikė. Ir viskas motinai matant. Ir motina vertė žiūrėti, kaip vaikas plūsta kraujais. Крики, визги. И что так взяли, вот туда надрезы сделали. Vaikas kankinosi. Buvo neįmanoma žiūrėti, žmonės prarasdavo sąmonę. Kai vaikas numirė, prasikankinęs 1,5 valandos, jo mama be sąmonės pririšo prie tanko ir taip valkiojo aplinkui aikštę. Tam, kad suprastum, jog šis reportažas yra visiškas melas, užtenka nuvažiuoti į patį Slovianską ir pasikalbėti su šalia centrinės aikštės gyvenančiomis viską matančiomis ir viską žinančiomis bobutėmis. Tai ir padarė Rusijos laikraščio Novoje Gazeta žurnalistas Jevgenijus Feldmanas. Nieko panašaus negirdėjome ir vargu ar taip įvyko. Mes nebuvom ir negirdėjom. Apie tokį įvykį juk visas miestas kalbėtų. Mesgi čia netoliese gyvenam, visa apylinkė žinotų. Во-первых, в Славянске нет площади имени Ленина. Pirmiausia, Slovenskė nėra Lenino aikštės. Antra, ten išvis nėra tokios aikštės, kur tilptų keli tūkstančiai žmonių, kaip kad pasakoja ta moteris. Trečia, šiais laikais visi žmonės vaikšto su mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais. Tokį įvykį tikrai kas nors būtų nufilmavęs ir įkėlęs į internetą. Обязательно бы это попало в интернет.
Кроме того, Ir galiausiai mūsų pagalbininkams pavyko išsiaiškinti, kad ta moteris, kuri buvo neva šio įvykio liudininkė, pasirodo, ji niekada negyveno Slovenske, ji gyveno Kijevo apskrityje. она жила в Киевской области. Amerikiečių žurnalistė Liz Wall Rusijos žiniasklaidoje vykdomą melo kampaniją teko stebėti iš vidaus ir netgi būti jos dalimi. Daugiau kaip 2 metus Liz dirbo viename aktyviausių pasaulinių Kremliaus propagandos rūporų naujienų tarnyboje Russia Today. Aš negaliu būti dalimi televizijos tarnybos, kuri yra finansuojama Rusijos vyriausybės ir kuri dirba tam, kad pateisintų Putino veiksmus. Aš didžiuojuosi, kad esu amerikietė ir tikiu, kad žurnalistai turi skleisti tiesą. Štai kodėl po šios laidos aš pasitraukiu iš pareigų. Kodėl aš pasitraukiau? Nes buvau įsitikinusi, kad Ukraina tapo paskutiniu lašu ne tik kanalui Russia Today, bet ir visai Rusijos žiniasklaidai. Žiniasklaidai, kuri virto propagandos mašina ir yra naudojama ne šiaip dezinformacijai skleisti, bet kaip ginklas karinėme konflikte. Juk jeigu jums pavyksta priversti žmonės mąstyti taip, kaip jums reikia mažiau ginklų, jums reikia mažiau tankų. Ir būtent taip šis kanalas ir buvo naudojamas, kaip ginklas tikrame kare. Pastaruosius metus praėjusius po viešo atsistatydinimo, Liz Wall praleido aktyviai skleisdama žinią apie Kremliaus propagandos metodus, tikslus ir svarbiausius taikinius. Žurnalistė taip pat buvo pakviesta kaip liudytoja į Jungtinių valstijų Kongreso užsienio reikalų komiteto posėdį skirtą kovai su Rusijos propaganda. Tai rimta problema. Ir svarbiausia, kad tai veikia. Jie dominuoja diskusijose internete, forumuose, Twitteryje, socialiniuose tinkluose. Posėdžio metu komiteto pirmininkas Edas Roisas be kita ko konstatavo, kad vienas iš svarbių Kremliaus propagandos taikinių yra ir Baltijos regionas. Rusijos propaganda turi galimybę destabilizuoti NATO valstybės, o tai atsilieptų mūsų saugumo įsipareigojimams, ypač jei turėsime galvoje tai, kas vyksta Baltijos šalyse. Ir ta žinia yra labai aktyviai skleidžiama, ypač Baltijos valstybėse, kur yra didelė dalis rusakalbių gyventojų, kad Rusija ateis jų gelbėti, kad Rusija ateis palaikyti taikos ir gelbės juos nuo visokiausių pavojų. O aš iš savo patirties galiu jūs patikinti, kad tie pavojai žinoma yra išgalvoti. Ir bet kur siekia Rusijos žiniasklaida, jie bando kiršinti. Jie bando kiršinti Ameriką su Europa, jie bando kiršinti politikus ir ten, kur gyvena daug rusakalbių, jie bando juos sukiršinti su likusia visuomenės dalimi. Šalyse, kur žmonės žiūri rusišką televiziją, kur žmonės yra kultūriškai priklausomi nuo Rusijos, jie nuolat girdi tą pačią žinią, kad jie yra pavojuje ir kad Rusija ateis jų ginti. That they might be in danger, and here's Russia being intimidated and bullied by the West. 2014 metų pabaigoje Vladimiras Putinas pasirašė naują Rusijos karinę doktriną, kurioje Kremlius numato savo teisę panaudoti karinės pajėgas už Rusijos ribų, jeigu užsienio valstybėse kiltų grėsmė Rusijos piliečių ir tautiečių gyvybei. Rusijos vyriausybės tiesiogiai leidžiamas laikraštis Rasijskai gazeta suskubo pranešti, kad labiausiai naująją karinę doktriną apsidžiaugė Baltijos valstybėse neva nacionalistų priespaudoje gyvenantis vietiniai rusai. Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje gyvenantis rusai džiaugsmingai pasitiko naująją Rusijos karinę doktriną, tikėdamisi, kad jie atvesins šalis valdančių nacionalistų militaristinės nuotaikas. Kaip tik tuo metu vėl pradėtos kurti legendos, kad rusų teisės Baltijos valstybėse yra ne šiaip pažeidinėjamos. Vietinius rusus čia tiesiog naikina atgimstantis fašistai.
Rusijos naujienų agentūros visiškai rimtai platina pranešimus apie tai, kad Latvijoje planuojama steigti koncentracijos stovyklas, kur prievarta bus įkurdinti rusakalbiai šalies gyventojai. Į propagandos sūkurį įtraukti ir vaikai. Net keli valstybiniai Rusijos televizijos kanalai pranešė, kad Lietuvos specialiosios tarnybos neva grobia rusų vaikus ir tai privartauja jų tėvus kolaboruoti. Lietuva įkaitais laiko 6 vaikus iš Rusijos. Policija sulaikė jų globėjus ir grasindama kalėjimu bandė priversti juos dirbti vietos specialiosioms tarnyboms. Vėliau suimtieji buvo paleisti, tačiau pagrobti vaikai taip ir nebuvo grąžinti. Netgi Rusijos politikai, tokie kaip valstybės dūmos deputatas Jevgenijus Fiodorovas, atvirai gąsdina, kad Baltijos šalyse gyvenantis rusai jau visai netrukus bus pradėti šaudyti tiesiog gatvėse. Jei tai būtų įvykę prieš 50 metų, tai tie 350 tūkstančių žmonių būtų išvesti į aikštę ir sušaudyti. Ir rusų problema būtų buvusi išspręsta. Šiandien to daryti negalima. Na kažkur galima, Sirijoje ar Libijoje, bet Europoje negalima. Pasakysiu jums kaip politikas, kol kas negalima. Praeis kiek laiko ir žmonės pradės žudyti. Kai amerikiečiai sukurs čia kitą logiką, kai po Sirijos jie užpuls Rusiją, va nuo tos akimirkos tų žmonių padėtis pasikeis. Šis metodas charakteringas Rusijos žiniasklaidai. Jeigu ką nors pakartoji gana daug kartų, tu sukuri alternatyvę tikrovę. Ir kuo daugiau kartoji, tuo tikriau tai atrodo. Netgi jei tai yra netiesa. Netgi jei tai yra labai labai toli nuo tiesos. Ir tai kelia labai rimtą grėsmę visai žiniasklaidai. Jie laužo visas taisyklės ir kuria informacinį chaosą, kurio taikiniu yra tekę būti ir man pačiai. Rusijos visuomenės veikėjas Michailas Maglovas nebijo, kad Lietuvoje jį kas nors ketina sunaikinti. Atvirkščiai, aršus Putino režimo priešininkas dėl iškilusios grėsmės savo gyvybei pats buvo priverstas bėgti iš Rusijos. Beveik metus praleidęs Vilniuje, Michailas teigia, kad pats asmeniškai įsitikino, kaip smarkiai Kremliaus propaganda veikia Baltijos valstybėse gyvenančius rusus. Žinoma, poveikis yra. Geriausias pavyzdys – Vilniaus taksistai. Tai žmonės, kurie visą dieną vairuoja automobilį ir klauso radio, dažniausiai transliuojančio rusų kalbą. Būtent iš ten juos pasiekia visos naujienos, kurios ir formuoja jų supratimą apie Rusiją ir apie Lietuvą. Jie mikliai pasuka kalbą apie politiką ir pradeda pasakoti, kaip gera gyventi Rusijoje, koks Putinas yra šaunuolis ir kokia bloga yra Lietuvos valdžia ir, žinoma, prezidentė. Kai pradedi su jais diskutuoti, matai, kad propagandos įdiegti šablonai griūva. Nes aš jiems sakau, o juk jūs čia galite laisvai dergti valdžią, plūsti prezidentę necenzūriniais žodžiais ir nieko, o Rusijoje už tai sodinama į kalėjimą. Россия, Родина, ты мне близка по духу, с тобой готов я разделить печаль, но если жизнью мне придется вдруг расстаться, тебя, как мать родную, будет жаль. Ура, Россия! Baltijos šalyse girdimi ir matomi Rusijos televizijos bei radio kanalai jau daugelį metų stengiasi įtikinti vietinius rusus, kad jų gyvybei gresia mirtinas pavojus. Tačiau didžioji dauguma jų nėra nusiteikę strimgalviais pulti Putinui į glėbį. Vis dėlto ekspertai įspėja, kad net nedidelė grupė priešiškai nusiteikusių rusakalbių, ypač Latvijoje ar Estijoje, gali būti tai, ko reikia norint pateisinti karinę agresiją. В Прибалтике ситуация вообще очень плохая в этом отношении.
потому что с конца 80-х... Baltijos šalyse situacija išvis yra bloga. Ten nuo praėjusio amžiaus pabaigos nuo vietinių rusų bendruomenių yra atsiskyrusi grupė, turinti, kaip aš vadinu, ypatingą savimonę. Это не просто там этнические русские, которые стремятся стать еврорусскими, есть и такие, но... Tai ne šiaip etniniai rusai, kuriems patinka gyventi Europoje. Tokių žinoma yra. Aš kalbu apie žmonės, kilusius iš šeimų, kurie sovietmečiu čia sukūrė okupacinės kariuomenės kariškiai, KGB karininkai, sovietinės valdžios šulai. Šiandien jų palikuonys gyvena visiškai kitoje, rusiškoje informacinėje erdvėje, suvokia save kaip rusų pasaulio dalį, o atstovavimą Rusijos interesams laiko savo pagrindinę pareigą. Русскими, россиянами, частью русского мира. Значит, они существуют в совершенно ином информационном пространстве, в русском информационном пространстве. При этом... Ir svarbiausia, jie niekuo neišsiskiria iš kitų. Jie moka vietinės kalbas, jie dažniausiai yra tų šalių piliečiai, tačiau jų savimonė yra visai kitokia. Но тем не менее, самосознание таково. Lietuvoje populiarios grupės Biplan nariai dainuoja puikia lietuvių kalba, nors patys tarp savęs dažniausiai kalba rusiškai. Valstybinių švenčių metu grupės gitaristas Olegas Sėjevas kartu su grupės lyderiu Maksu Melmanu lankosi Lietuvos rusų mokyklose ir su moksleiviais kalbasi apie valstybę, tautybę bei kitus reikšmingus dalykus. Olegas sako, kad jį stebina, kokia didelė dalis vaikų gyvenimo Lietuvoje mato per Rusijos propagandos prizmę. Žinojome, kad mūsų pasaulėžiūra, mūsų požiūris į tėvynę gali šiek tiek skirtis su tais vaikais ir iš tiesų taip ir buvo. Mes kalbėjom šiek tiek skirtingomis kalbomis. Jie kalbėjo taip, kaip kalba pas juos namuose tėvai, kaip kalba televizorius. Ir jie galvoja, kad Lietuva tai vos ne fašistų kraštas ir taip toliau. Putinas kelia, reiškia, visą Rusiją, kad kovoja su geiropa, taip vadinama, kovoja prieš fašizmą ir kad tai vos ne vienintelė teisi šalis pasaulyje ir kad jinai kovoja su blogiu. O Lietuva yra Amerikos pakalikai, Ukraina yra Amerikos pakalikai ir kad su tuo reikia iš tikrųjų kovoti, jie taip galvoja. Kad taip galvojantys vaikai ir jaunuoliai būtų ir toliau nukreipiami reikalinga linkme, stengiasi ne tik Rusijos žiniasklaida, bet ir įvairios Lietuvoje veikiančios Rusijos finansuojamos organizacijos. Būtent per jas ideologiškai paruošti rusų kilmės Lietuvos jaunuoliai važiuoja į vadinamasias kultūrinės ir patriotinės stovyklas Rusijoje, kuriuose kultūra ir patriotiškumas atrodo štai taip. Įkvėpk, iškvėpk, lėtai, ramiai. Su trečiu iškvėpimu arba įkvėpimu sulaikyk kvėpavimą ir lėtai spausk nuleistuką. Futbolas, dažasvydis, šaudyti tikrų ginklų daug įdomiau, nei žaisti kompiuterinius žaidimus. Manau, kad jeigu ir kažkas vyktų, iš jų būtų visai neblogi separatistai. Ir aš nenustepčiau, jeigu yra kažkaip net ir ruošiami, morališkai, nemorališkai. Manau, tokių nemažai turėtų būti. Nežinau, iš kur tokia tamsa yra, bet galvose labai tamsu. Tai įsivaizduokit, reiškia, atsiras kokie, 30 žmonių, užsirbakaduose kažkokią mokyklai ir sakys, čia nepriklausoma Visagino Respublika. Tarkim. Ir išsikelt kažkokią vėliavą, pavyzdžiui, caro Rusijos vėliavą. Ir dabar ką su jais daryti valdžia? Jeigu valdžia ateis ir jos bandys kažkaip tas brikadas jų išformuoti, jie ten priešintis, mušis, ateis filmuoma. Geriausiu atveju bus pasakyti, matot, ką daro, kokie nacionalistai, fašistai ir panašiai. Ir jie tikrai jau ruošiasi žudyti.
Blogiausiu atveju gali atsirasti kažkokie gerai apmokyti žmonės, turintys karinį apmokymą, kurie gali provokuoti tam tikrus dalykus ir po to į didesnį konfliktą. Vilniaus universiteto docentas Mantas Martišius daugiau kaip 10 metų analizuoja Kremliaus pastangas įtraukti Baltijos šalyse gyvenančių rusų bendruomenės į aktyvią antivalstybinę veiklą. Vis dėlto informacinių karų ekspertas įspėja, kad didžiausią grėsmę šiandien kelia propagandos kanalai nukreipti ne į tautines mažumas, bet bendrai į Baltijos valstybių visuomenės – estus, latvius ir lietuvius. Mes turime paklausti, iš kur tiek daug žmonių žiūrinčių? Jeigu rusakalbių pati bendruomenė yra tik tai antra pagal dydį tautinė mažuma, Polenkų. Vadinasi, lietuviai žiūri. Tai be jokios abejonės, tai daug lietuvių, ta prasme, kurie gyvena toj Rusijos informacinėje erdvėje, jie perima tuos naratyvus, tą visą istoriją, jie įsigyvena ir jiems automatiškai, jie to tiki, jiems, aišku, didžiausias pasaulio blogis tai yra Amerika, visi čia, reiškia, Europą irgi nori užvaldyti mus, žemės atplėšti, čia visas blogybės. Ir aišku, kas gali tik apginti, tai tik tai Kremlius. Jiems taip atrodo. Ситуация несколько другая. Lietuvoje padėtis yra kiek kitokia. Nemanau, kad čia reikėtų laukti kokių nors veiksmų iš vietinių rusų pusės. Juolab, kad rusakalbių mažumą čia užgožia Lietuvos lenkai ir santykiai tarp šių dviejų bendruomenių yra sudėtingi. Bet kadangi Lietuva nuosekliai laikosi antirusiškos pozicijos, o Dalia Grybauskaitė nuolat tokią poziciją išsako, tai čia įmanomi įvairūs scenarijai, dalyvaujant Rusijos kariuomeniai ar kitokiai. Natūralu, kad Baltijos šalių gyventojai bijo. Aš irgi bijočiau. 16 января 2009 metų sausio 16. Vilnius. Demonstrantų minė juda Seimo pastato link. Žmonės reikalauja darbo, duonos, pinigų. Policija spaudžia demonstrantus, naudojamos lazdos ir ašarinės dujos. Kasgi vyksta šiandien Baltijos valstybėse? Europos Sąjungos priespaudoje. Gili Lietuvos neviltis. Krizė Europos pakraštyje. Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida iš visų jėgų stengiasi kurti Baltijos šalių kaip žlugusių ant bado slenksčio atsidūrusių valstybių įvaizdį. Visi strateginės svarbos projektai, nesutampantys su Rusijos interesais, tokie kaip NATO plėtra, kariuomenės stiprinimas, euro įvedimas ar energetinio nepriklausomumo užtikrinimas, irgi tampa propagandos taikiniu. Kelio atgal nebėra. Lietuva pareiškia, kad suskystintos dujos iš Norvegijos ir Kataro pakeis teikiamas iš Rusijos Gazpromo, nors ir kainuos 2 kartus daugiau. Apie spastus, į kuriuos Lietuva pati save įviliojo. Logika yra paprasta. Jeigu tu iš Rusijai sumok, man atrodo, mes mokėdome apie 6 ar 5 kažkokius milijardus litų už, taip vadinamą, energetinį tam tikrą paketą. Dujas, mazutas, nafta, elektra kažkiek. Mes sumokam tiek. Ir jeigu tampam nepriklauso, tai Rusija negaus tų pinigų. Tai logika labai paprasta. Tai geriau čia Lietuvoje padaryti kažkokį tai širšalą informacinį erdvį. Tu investuosi šiek tiek pinigų, per tos rusiškus kanalus galiausiai nupirksi čia esančius žmonės, galbūt viešųjų ryšių agentūras, kurios sukels tą širšalą nepasitenkinimą, galbūt tu išleisi porą milijonų eurų, kad ir 10 milijonų, bet kur milijardai, kur 10, tu laimėsi. Lietuvos, Latvijos ir Estijos juodinimo darbas aktyviai vykdomas ne tik Rusijos ir jos kaiminių teritorijose, bet ir visoje Europoje.
Pristatant menamą Baltijos šalių politinę ir ekonominę tragediją pasauliui, dažnai pasitelkiami įvairūs abejotinos kompetencijos ekspertai, tokie kaip buvęs Europos parlamento narys italas Giulietto Chiesa, kuris iš principo nieko bendra su Lietuva niekada nėra turėjęs ir net nėra ekonomistas. Akivaizdu, kad nepriklausomybės atkūrimo procesai buvo diktuojami iš Briuselio, iš Europos struktūrų, nekreipiant dėmesio į realią situaciją šalyje. Paprastai tariant, tai buvo klaida. Tai buvo siaubinga ekonominė klaida. Rusijos žiniasklaida mėgsta ištraukti faktus iš konteksto ir juos neproporcingai išpūsti. Svarbu, kad atitiktų Kremliaus kuriamą legendą. Todėl teisybė čia niekas nesirūpina. Jie viską specialiai taip supainioja, kad finale faktai virsta paprasčiausiu melu. Ir tai yra propaganda. Ir iš tiesų dauguma čia perduodamos informacijos yra melas, nes tiesa čia niekam nerūpi. Kremliaus propagandistams reikalingus teiginius Rusijos žiniasklaidai pasakoja ir Lietuvos veikėjai. Vienas iš jų – tai kovotojų su neva Baltijos šalyse klestinčiu fašizmu apsiskelbęs Algirdas Paleckis. Rusijos žiniasklaidoje, ypač kanale Russia Today, jis yra kviečiamas komentuoti įvairiausius įvykius, nuo Jungtinių valstijų politikos Sirijoje iki CŽV kalėjimų Lietuvoje. Jeigu jie pasakytų visą tiesą, tai turėtų pripažinti, kad Jungtinių valstijų ir Lietuvos vyriausybės pamina tas vertybės, kurias pačios propaguoja. Turiu galvoje demokratiją, įstatymų viršenybę, padorų elgesį su belaisviais. Palyginti neseniai Rusijos žiniasklaida atrado ir dar vieną Lietuvos politiką – signatarą Rolandą Paulauską, kurio pasisakymus aktyviai naudoja kaip įrodymą, kad Lietuva žuvo okupuota ir nustekenta Europos Sąjungos. Мы вступали не в реальный Европейский Союз, а в свою сказку. Mes įstojome ne į tikrą Europos Sąjungą, o į savo pačių susikurtą pasaką, nes patys nesuvokiame, kas iš tiesų ten mūsų laukia. O ten juk jau keletą dešimtmečių yra naikinamos tradicinės vertybės. Ryšiai vaikų su tėvais, vyrų su moterimis, ten viskas keičiasi kardinaliai. Ir tai vyksta ištisus dešimtmečius, o mūsų žmonės nenori tuo patikėti. Čia yra vėlgi, šitokie žmonės, jie rėkauja, dar kažką daro, kol kas nieko nėra. Kodėl nėra? Nes, geopolitinė tokia aplinka pakankamai palanki Lietuvai. Bet jeigu kažkas pasikeistų, nepriklausom ne nuo Lietuvos valdžios veiksmų, o nuo kažkokių išorinių faktų. Vienu metu atsiranda daug problemų ir tada, pavyzdžiui, tokie politikai arba tokie reiksniai, sakys, aš jums sakiau prieš 10-15 metų, kad taip bus panašiai. Jie gali tapti pavojingi ir gali tada sulošti ant, būti, šitais geopolitiniais tokiais krizės laikotarpiu, būtent tokie kaip agentai, kurie pasuks Lietuvos tam tikrą geopolitinį, pavyzdžiui, pasirinkimą į kitą pusę. Pasukti Lietuvos geopolitinį pasirinkimą į kitą pusę – vienas svarbiausių Kremliaus propagandos uždavinių. Bandoma sukurti iliuziją, kad Baltijos valstybėse yra neva susidariusi vos ne revoliucinė situacija ir trūksta vos poros žingsnių, kad žmonių nepasitenkinimas valdžia prasiveržtų riaušėmis ir protestais. Большинство сообщений, по сути, является Dauguma tokių pranešimų – tai 99% melo. Сюжета в Вильнюсе на Зеленом мосту демонтировали скульптуры. Pavyzdžiui, Vilniuje nuo Žaliojo tilto nukėlė skulptūras. Rusijos pirmasis kanalas parodė reportažą, kur aiškino, kad tai išpuolis prieš Rusiją ir kad vilniečiai pasipylė protestuoti prieš nukėlimą ir net gali prasidėti riaušės. Iš tikrųjų, nieko panašaus nebuvo. Taip, yra tokia nuomonė, kad gal ir nereikėjo nukelti tų skulptūrų, tačiau nieko panašaus į protestus tikrai nebuvo. Что, может быть, не стоило демонтировать, но уж точно это не грозит никакими протестами.
Kadangi dėmesio vertų protestų, tokių kaip 2009-aisiais daugiau išprovokuoti nepavyksta, siekiama sukurti tokių protestų iliuziją. Tam Vladimiro Putino režimas pasirinko masiškiausią, demokratiškiausią ir sunkiausiai kontroliuojamą komunikacijos kanalą – internetą. 2011 metais, kai Rusija prasidėjo protestai prieš suklastotus rinkimų rezultatus, visi klastojimų įrodymai pasirodė internete. Čia su jais galėjo visi susipažinti, juos aktyviai platino. Būtent dėl to žmonės ir išėjo į gatves. Ir valdžia suprato, kad internetas jiems nebepriklauso. Internetas tai ta vieta, kur piliečiai gali laisvai dalytis informaciją, o valdžia negali jo kontroliuoti. Todėl buvo pasirinkta strategija sunaikinti paskutinę laisvo žodžio tvirtovę. Televizija buvo perimta, spauda buvo perimta, atėjo laikas perimti ir internetą. Trumpai sugrįžkime į incidentą Jungtinėse valstijose, kur nežinomos interneto jėgos bandė išprovokuoti paniką dėl Luizianos valstijoje neva susprogusios chemijos gamyklos. Šimtai pranešimų socialiniuose tinkluose, suklastotos nuotraukos, suklastoti video reportažai, suklastoti pranešimai spaudai, suklastotas CNN interneto puslapis. Tyrėjai tuomet nustatė, kad visos šios informacinės atakos gijos veda į Rusiją. Buvo nustatyta ir konkreti vieta, konkretus adresas. Sankt Peterburgo gyventoja Liudmila Savčiuk geriausiai žino, kas vyksta už šių sienų. Ji buvo viena iš nepriklausomų Rusijos žurnalistų, kuriems pavyko čia įsidarbinti ir atskleisti tikrąjį šios įstaigos veiklos pobūdį. В Петербурге на улице Савушкина, 55, находится так называемая фабрика троллей. Peterburge Savuškino gatvėje veikia vadinamasis interneto trolių fabrikas. Tai labai slapta organizacija, kuri pastaruoju metu pagarsėjo visame pasaulyje. Ten dirba apmokami interneto komentatoriai, kurie rašo įvairiomis kalbomis ir veikia visame pasaulyje. Ten dirba suklastotos žiniasklaidos organizacijos tokios kaip Federalinė naujienų tarnyba ir ten yra labai daug skyrių ir labai daug veiklų. Jie komentuoja žiniasklaidoje, komentuoja socialiniuose tinkluose, Facebook'e ir daug kur kitur. Комментирование в социальных сетях, на Фейсбуке, ВКонтакте. Ten filmuojami video pranešimai, piešiamos karikatūros ir kuriamas bet koks turinys tinkantis internetui. Любой контент, который востребован в интернете. Nepriklausomi Rusijos žurnalistai nustatė, kad vien Peterburgo interneto trolių fabrike dirba keli šimtai darbuotojų, kuriems mokami solidus atlyginimai. Per dieną čia parašoma tūkstančiai komentarų ir šimtai įrašų socialiniuose tinkluose. Kiekvieną dieną darbuotojai gauna techninės užduotis, kuriuose surašyta, kokias temas ir kokia kryptimi reikia komentuoti. Štai žurnalistų iš trolių fabriko išnešta techninė užduotis su nurodymais, kokias tezes internete reikia platinti apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga yra valdoma amerikiečių, todėl negali sugyventi su Rusija. Europa gailisi pradėjusi sankcijų karą, dėl to kenčia jos ekonomika. Europos Sąjunga byra į gabalus, ar tikrai ten gyventi taip gera. Europiečiai nesugeba mąstyti savo galvą, todėl klauso nurodymų iš už vandenyno. Europos Sąjunga negali nurodinėti Rusijai, ką jai daryti, jie nuo mūsų smarkiai atsilieka. В течение дня Per visą dieną troliai, dar vadinami Kremliaus robotais, gauna vis naujų užduočių. Tinklaraštininkai gauna po kelias užduotis per dieną, juk atsiranda vis naujų žinių ir jas reikia atitinkamai pateikti, užpildyti visą internetą tokiais vertinimais, kokius diktuoja Kremlius. Ir jie tai daro visas 12 savo darbo valandų. Žmonės atsakingi už žiniasklaidos pranešimų komentavimą nuolat gauna nuorodų į straipsnius ir nurodymų, kaip juos reikia komentuoti. Aiškiausiai Kremliaus samdomų interneto trolių darbas atsiskleidė kitą dieną po Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo. Kai
Dešimtys tūkstančių maskviečių žygiavo per miestą, pagirdami bene svarbiausio Putino priešininko atminimą. Kremliaus kontroliuojamas trolių fabrikas savo darbuotojams pateikė štai tokias užduotis. Techninė užduotis. Vasario 28. Pagrindinė mintis – formuojame nuomonę, kad prie Rusijos opozicijos lyderio nužudimo gali būti prisidėję Ukrainos oligarchai. Nemcovo nužudimas gali būti susijęs su Minsko sutarties įgyvendinimu ir galimu Rusijos bei Ukrainos bendradarbiavimu. Ta pačia diena Rusijos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose bei tinklaraščiuose pradedama koordinuota informacinė ataka, tiksliai įgyvendinanti šią užduotį. Yra tokia hipotezė, kad Borisą Nemcovą nužudė ukrainiečių oligarchai. Man atrodo, kad per mažai dėmesio yra skiriama versijai, kad Nemcovą nužudė Ukrainos oligarchai. Šita versija yra labai įtikinama ir turi būti ištirta. Gerai informuoti teisėtvarkos šaltiniai teigia, kad Nemcovas galėjo būti nužudytas Ukrainos oligarchų nurodymu už tai, kad neįvykdė įsakymo destabilizuoti padėtį Rusijoje. В тот день, когда убили Немцова, я находилась на фабрике на Савушкина 55. Ta diena, kai nužudė Nemcovą, aš buvau fabrike, Savuškino 55. Turėjau dirbti prie socialinių tinklų, tačiau tą dieną visiems liepė komentuoti žiniasklaidos pranešimus ir formuoti nuomonę, kad Nemcovas pats nusižudė, kad atsidurtų dėmesio centre, kad jį nužudė amerikiečiai, kad jį nužudė ukrainiečiai, kad jį nužudė savi tik tam, kad apjuodintų Rusijos valdžią ir taip toliau. Что его убили американцы, что его убили украинцы, что это свои его убили только для того, чтобы очернить российскую власть и так далее. Visais kanalais prie visų naujienų buvo rašomi šimtai tūkstančiai užsakytų komentarų. Сотни и тысячи комментариев. Одна из задач интернет-троллей – это дезинформировать. Это и публикация безумных версий. Interneto trolių užduotis skleisti dezinformaciją. Kaip tik dėl to buvo sąmoningai skelbiama tiek daug melagingų mano tėčio nužudimo versijų. Buvo kaltinami ukrainiečiai, opozicija ir daugelis to tikėjo. Buvo siekiama atitraukti visuomenės dėmesį, kad žmonės nesužinotų tiesos, kad pasimestų šitoje didžiulėje informacinėje erdvėje, kad jie nežinotų, kas yra tiesa, o kas melas. Būtent tai ir yra interneto trolių užduotis. Интернет-тролли, дезинформация. O štai dar vienas žurnalistų iš Sankt Peterburgo trolių fabriko išneštas dokumentas. Nurodymas, kaip laikytis konspiracijos sąlygų ir kurti įvairius suklastotus puslapius socialiniuose tinkluose. Pirma, kūrėme įvairius puslapius skirtus įvairiems psichotipams. Panašių psichotipų grupės jungiame vieną su kita. Antra, puslapius pildome turiniu neturinčių politinio atspalvio. Trečia, per puslapius bandome megzti ryšius su tikrais vartotojais. Ketvirta, pradedame politizuotos informacijos įkėlimą. Nedaugiau kaip 10% bendro turinio. Kaip tik po šio dokumento pasirodymo, prorusiškos paskyros Lietuvoje pradeda maskuotis po įvairiais nekaltais pavadinimais, tokiais kaip bendrijos.info, top 10 filmų klaidų, gyvenimo kritika, istorijos paslaptys, Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenė ir netgi pamatyk, kaip 14-metis Australas įspardė Byberių į šikną. Iš pradžių čia skelbiamas visiškai nekaltas turinys, tačiau puslapiams pritraukus kritinę masę skaitytojų, turinio pobūdis keičiasi radikaliai. И главная задача, чем лучше ты притворишься обычным гражданином, tiem lūčiau. Jų pagrindinė užduotis – kuo geriau apsimesti paprastu eiliniu žmogumi. Kurdami paskyras internete, jie gali kalbėti ir savo vardu, bet dažniausiai yra išgalvojamas personažas – berniukas ar namų šeimininkė, ar mergaitė, ar barzdotas dėdulė. Svarbiausia sudaryti iliuziją, kad rašo paprastas eilinis pilietis. Там может притворяться бородатым мужиком. Главное максимально человечно и интересно завуалировать политические тезисы, которые они несут. Taip pat svarbu, kuo geriau užmaskuoti politinį veiklos pobūdį. Tada jie į savo paskyrą prideda visokių įdomių faktų, paveikslėlių, katinukų, muzikos. Заметненько так между этими постами вдруг появляется некий пост
Po to nepastebimai tarp kitos medžiagos pradeda atsirasti kitokio pobūdžio informacijos, parašytos labai asmeniniu stiliumi. Pavyzdžiui, štai buvau kine, žiūrėjau amerikiečius ir pagalvojau, kokiegi amerikiečiai yra įsigimėliai, nes ten leidžiama nešiotis ginklą ir netrukus jie vieni kitus iššaudys. Čia pavyzdys. Atviros ir suklastotos Rusijos propagandistų paskyros socialiniuose tinkluose pritraukia 10 000 gerbėjų ir kasdien pasiekia po 14 000 skaitytojų. Tačiau masiškiausio propagandinės armijos antplūdžio sulaukia Lietuvos naujienų portalai, kur prie kiekvieno svarbesnio straipsnio užverda interneto komentatorių batalijos. Ekspertai nekartą įrodė, kad dauguma Lietuvos valstybę dergiančių komentarų yra dalis koordinuotos informacinės atakos, kurią vykdo atlyginimą iš Kremliaus gaunantys žmonės. Geras pavyzdys štai šis straipsnis apie Lietuvos specialiųjų pajėgų būrio Aitvaras veiklą Afganistane. Kaip ir reikėjo tikėtis, čia dominuoja neigiami komentarai. Pagarba Afganistano liaudžiai, kad išvaro okupantus ir parsidavėlius, kurie ten vyko tik žudyti ir kiršinti vietinių žmonių. Netoks pavadinimas. Turėtų būti Amerikos batų valytojų komanda bėga iš Afganistano. Kažkaip nesiriša su jokia pagarba. Tai asmenys dirbę kruviną darbą svetimoje valstybėje, žudė jos gyventojus, kurie nesutinka su Jankių primesta tvarka. Iš 613 po straipsnių paliktų komentarų daugiau kaip 60% yra neigiami. Tačiau išanalizavus adresus, iš kurių jie rašyti, matosi, kad daugiau nei trečdalis neigiamų komentarų buvo parašyta vos iš 4 kompiuterių. Я видела, что когда выходили разоблачительные статьи про российских троллях в СМИ Прибалтики... Aš pati stebėjau, kai spaudoje pasirodydavo straipsnių apie tai, kad Baltijos šalyse veikia interneto troliai. Patys troliai iškart mesdavosi komentuoti, kad tai viskas netiesa, kad visi meluoja ir taip toliau, nors iš tiesų patys meluodavo. Политик резко высказывается, или вообще как-либо критикует политику российского государства. Ir jeigu koks Baltijos šalių politikas aštriau pasisako arba kritikuoja Rusijos politiką, žinoma, iškart užpuola minia trolių ir komentuoja. Если президент Литвы назвала Россию террористическим государством... Todėl, kai Lietuvos prezidentė pavadino Rusiją teroristinę valstybę, visiškai tiksliai galiu pasakyti, kad tokius pranešimus komentavo troliai ir dirbo jie įvairiomis kalbomis. В соответствующих языках от троллей. Viešųjų ryšių specialistas Karolis Žukauskas nusprendė patikrinti, ar lengva Lietuvos internete surinkti armiją apmokamų komentatorių, kurie už pinigus lietuvių kalba skleistų Kremliaus propagandą interneto portaluose ir socialiniuose tinkluose. Tiesiog pabandžiau pažiūrėti, kaip greitai įmanoma surinkti tam tikrą kiekį žmonių, kurie dirbtų už kapeikas ir rašytų neigiamus komentarus. Tai Facebook'e tiesiog susikūriau profilį netikrų vardų, rusiškų vardų, rusišką vėliavą. Viską tiesmukai, bukai, ta prasme, kad jau pačius pigiausius, ta prasme, metodus tokius. Nieko daug neinvestuodamas laiko, ten pusvalandis gal. Prisidėjau draugų, matydamas, kurie ten jau yra, komentuoja į tą pusę, kurią norėčiau užkabinti. Išsiunčiau visiems pasiūlymą žinutę tokią tiesmuką, kad klausyk, yra viena organizacija, nesakydamas kas, kuri norėtų mokėti pinigus už komentarus šmeižiančius Lietuvą arba kalbančius kritiškai apie Lietuvą. Eksperimento rezultatai. Vos per vieną dieną Karoliui pavyko surinkti 6 žmonės, kurie už pinigus buvo pasiryžę šmeižti Lietuvą internete. 3 iš jų netgi iš karto atsiuntė savo komentarų pavyzdžius. Būsimieji interneto troliai suabejojo tik išgirdę, kad atlyginimas bus mokamas rubliais. Jiems labiau prie širdies buvo litai ir eurai. Karolio Žukausko išvada. Turint laiko ir pinigų, Lietuvoje surinkti propagandinę armiją labai lengva. Iš tikrųjų lengva, nes jų jau ir taip yra. Nereikia, aš skirstyčiau turbūt 2 dalis: idėjiniai komentatoriai, kurie ir šiaip tai gali būti net su Rusija nieko bendro neturintis. Grynakroji lietuviai, kurie nepatenkinti dabartinė valdžia, galbūt jaučia nostalgiją buvusiai santvarkai. Kitas dalykas - idėjiniai ir spaudžiami. Tai tokių, manau, irgi yra, kurie kažkuria forma gauna atlygį už tos komentarus. Jeigu taip darant aktyviai, sistemiškai, manau, labai lengva surinkti tikrai nemažą komentatorių armiją.
tinklaraštininkas Richardas Savukynas, internete geriau pažįstamas kaip Rokiškis Rabinovičius, yra vienas aktyviausių Kremliaus trolių medžiotojų. Jis koordinuoja keletą grupių aktyvistų, kurie stebi įtartiną veiklą internete ir praneša apie tikėtinus propagandinės armijos veiksmus. Aš taip spėju, kad profesionaliai dirbančių Lietuvoje tai gali būti kelios dešimtis žmonių. Dar kažkiek tai prisideda žmonių, kurie dirba visai ne Lietuvoje, o dalis Rusijai, dalis galbūt kitose šalyse. Dar tam tikra dalis patys nepastebėdami prisijungia. Tai yra tampa kaip ir savanoriais dirbančiais už nemokamai ir galvojančiais, kad jie dirba dėl idėjos, nors jie, pavyzdžiui, medžiagą gauna iš kažkokių tai spec tarnybų ir jie patys nesupranta, kad gauna iš spec tarnybų. Tai yra, jeigu imsime visus tuos aktyviai besireiškiančius socialiniuose tinkluose, tai jų bus tūkstančiai. Jeigu bandysim įvertinti, kiek gauna pinigus už propagandos skleidimą, tai turbūt jų bus daug mažiau, 10-100. Nuosekliai stebėdamas Lietuvos interneto erdvę, Richardas Savukynas nustatė, kad pastaruoju metu komentarus interneto portaluose vis dažniau rašo nebe žmonės, o kompiuterinės programos, vadinamieji botai. Štai kaip jos dirba. Tarkim, mes galime sudaryti lentelę iš 3 rūšių žodžių. Pavyzdžiui, pirmam stulpelėje tai bus, tarkim, Kubilius, Landsbergis, Šimašius, dar kažkas tai. Antram stulpelėje bus pardavė, prakniso, sužlugdė ir panašų žodžiai. Trečiam stulpelėje bus Lietuva, tėvynė, mūsų šalį ir panašiai. Ir imam atsitiktinius žodžius iš pirmo stulpelio, antro stulpelio ir trečio. Vieną kartą gaunasi Landsbergis pardavė Lietuvą, kitą kartą Šimašius sužlugdė šalį, trečią kartą Kubilius išdavė tėvynę ir panašiai ir panašiai. Ir mes tiesiog generuojam. Tų variantų galima prigeneruoti labai daug. Tai yra, mes įrašom 20 žodžių į pirmą stulpelį, 22, 23 ir čia gausis jau tūkstančių skirtingų sakinių. Kiekvieną kartą sakinys rašomas vis kitaip ir atrodo, kad čia rašo tikras žmogus, nes jisai kiekvieną kartą duoda kitokį sakinį. Tokia situacija puikiai pažįstama Ukrainos žurnalistams, kurie su Rusijos propaganda kovoja jau ne įtemptos taikos, o tikro karo sąlygomis. Jų teigimu, viskas, ką Kremliaus informacinė armija šiandien daro Lietuvoje, buvo padaryta ir Ukrainoje, turint tikslą palengvinti šalies teritorijos užgrobimą. Вы сейчас перечисляете все сообщения. Kai jūs kalbate apie tokius veiksmus, man atrodo, kad kalbame apie Ukrainą. Nes Ukrainoje viskas vyko ir vyksta taip pat. O tikslas, mano supratimu, labai aiškus. Tai Rusijos imperijos atkūrimas, užgrobiant naujas teritorijas. Yra tikslas atitraukti Rusijos žmonės nuo minčių apie skurdą, apie tai, kad jie gyvena daug blogiau nei europiečiai. Ir todėl jiems būtina nuolatos demonstruoti, kad jie yra didinga užkariautojų ir išvaduotojų tauta. Ir tokie veiksmai būtent ir skirti šiam tikslui pasiekti. Tas tikslas yra siekiamas dar ir kitomis priemonėmis. Tiesiog bandoma yra diskredituoti pati valstybės idėją. Ta prasme, kad jos iš vis neverta ginti. Ir čia irgi taip pat yra labai daug pavyzdžių to. Tiesiog žmonėm įdiegiant, kokie mes esam, kokia menka mūsų valstybė, kad jinai visiškai nesirūpina savo žmonėmis. Netgi kvestionuojami yra istoriniai dalykai, kurie yra labai svarbus valstybiniai, bet kokios valstybės ideologijai. Tai šitais būdais yra bandoma palaužti valią priešintis. Siekdama palaužti Baltijos valstybių valią priešintis, Rusijos propaganda užsimojo išvis paneigti jų teisę egzistuoti. Štai grupė Rusijos Dūmos deputatų kreipėsi į šalies generalinę prokuratūrą, reikalaudama paskelbti Baltijos šalių nepriklausomybės nuo Sovietų Sąjungos pripažinimą ne tik negaliojančių, bet ir nusikalstamų. Ir nors galiausiai prokuratūra atsisakė šiuo klausimu kelti bylą, Lietuvos istorikai tikina, kad tai yra tik metodiško Baltijos šalių valstybingumo neigimo proceso dalis. Rusijos politikų užsakytą ir propagandos kanalo vykdomą istorijos falsifikavimo procesą karo istorikas profesorius Valdas Rakutis atidžiai stebi jau daugelį metų.
Jis teigia, kad kaimininių valstybių teritorijų užgrobimas yra natūrali, istoriškai susikloščiusi Rusijos valstybės identiteto dalis. Na, aš manyčiau, Rusija laikosi ištikimai savo senos doktrinos, kad reikia kiek įmanoma labiau plėstis, nes plėtros metu šita valstybė gyvena normaliai. Ir jeigu jau pasižiūrėti jiems šventas temas, tai pamatytume, kad dažnai tai yra susijęs su valstybės plėtra. Ar tai būtų karai su turkais, ar tai būtų, sakykime, karai su kokiais vakarų blogiečiais, ten švedais, vokiečiais ar panašiai, tai būtent ta plėtra yra jiems tas aukso laikas, į ką jie orientuojasi. Taigi Rusija be plėtros, be ekspansijos, jinai labai prastai jaučiasi ir tos ekspansijos reikia to, kad jie galėtų ramiai egzistuoti ir netgi vystytis. Tai yra tokia агрессивная valstybė iš savo пригимтими. Здравствуйте, я русский оккупант. Это моя профессия. Так сложилось исторически. Я оккупировал Прибалтику. Ее хутора я застроил заводами и электростанциями. Прибалтика делала высококлассную радиотехнику и автомобили, славилась духами и бальзамами. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там добывают шпроты, а часть населения чистит унитазы в Европе. Jau daugelį metų Baltijos šalių okupacijos neigimas yra tapęs oficialia Rusijos užsienio politikos kryptimi. Lietuvą kaip valstybę siekiama išvis ištrinti iš istorijos, dar pradedant nuo viduramžių. Šioms pastangoms vadovauja naujojo Rusijos imperializmo ideologijos tėvas, filosofas Aleksandras Duginas, teigiantis, kad Lietuva visada buvo neatsiejama rusų tautos ir Rusijos valstybės dalis. Из-под Орды. Nugalėjus Ordą, trečiame Rusijos istorijos etape atsiranda ne viena Rusija, mūsų, Maskvos Rusija, o dvi, dar viena, kita Rusija, tai Lietuvos Rusia. Rus-Litovskaja. Jau daugelį metų Rusijos istorikai siekia įrodyti, kad Lietuva visada buvo stačiatikiška, jos karalius Mindaugas ir visi didieji kunigaikščiai buvo stačiatikiai ir kalbėjo ne lietuviškai, bet rusiškai. Esminis tikslas – paneigti šiandieninės Lietuvos teisę į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldą ir šiandien užimamą teritoriją. Šiandien Lietuva yra maža valstybė, tačiau iš tiesų anais laikais jokios Lietuvos nebuvo iš viso. Lietuva ir didžioji Lietuvos kunigaikštystė tai visiškai skirtingi dalykai, nors dabartinė Lietuva ir yra įsikūrusi toje teritorijoje. Čia jau yra teisiniai argumentai galimai okupacijai, čia akivaizdžiai tas dalykas daromas. Ir Rusija visą laiką skiria tam pakankamą dėmesį. Tiesiog yra bandoma įrodyti, kad šitas kraštas iš tikrųjų teisėtai priklauso Rusijai. Ir tas skirta tiek Rusijos piliečiam, kad jiems rankos nedrebėtų, jeigu reikės taip daryti, tiek nukreipta į mūsų visuomenę, kuri turėtų šilčiau priimti ateinančias jėgas, tiek ir į tarptautinę bendruomenę, kad čia tipo ten tie vieni rusai ir kiti rusai. Čia tik tai jų čia vidaus reikalas, taip kaip Ukrainos karas yra pateikiamas. Tai aš manau, kad čia jie tą ir kryptingai daro ir matyt, tikisi kažkada iš to turėti tam tikros naudos. Pastaruosius 7 metus Kremliaus propagandos mašina skina vieną pergalę po kitos. Užvaldyta žiniasklaida Rusijoje, užgrobta informacinė erdvė internete, pasėta sumaištis Europoje, sukiršintos visuomenės Baltijos šalyse, pakirstas pasitikėjimas valstybę Lietuvoje. Prireikė 2 Rusijos inicijuotų karų, užgrobto Krymo ir manevruose nuolatos imituojamo Baltijos šalių užgrobimo, kad Rusijos propagandą pradėtume vertinti kaip realų pavojų, masinio naikinimo ginklą informacinėje agresijoje, kuri Europos ir mūsų šalies atžvilgiu vykdoma jau ne vienus metus. Конечно, это является оружием массового поражения. Телевидение в том виде. Žinoma, tai yra masinio naikinimo ginklas. Televizija ir kitos žiniasklaidos priemonės siekia, kad Rusijoje gyvenantis žmogus nesirūpintų tuo, kas vyksta šioje šalyje. Siekiama žmogui sukelti agresiją kaimynų ar kitų šalių atžvilgiu. Соседним или другим странам, находящимся за пределами России. Siekiama, kad žmogus nuolatos gyventų patriotinio svaigulio būsenoje. Atitinkamai, visa informacija yra pateikiama taip, kad žmonės mąstytų labai primityviomis schemomis. Siekiama sužadinti ne teigiamas, o neigiamas emocijas – pyktį, pavydą,
neapykanta. Šiaip galima tikėtis viso ko blogiausio. Šitoje vietoje nereiktų turėti jokių iliuzijų. Jie tikrai, jeigu tik jiems leis aplinka tarptautinė, jie tikrai čia bandys pasiimti šitas žemės, tai akivaizdu. Niekada iki galo neapleido visus Putino valdymo metus, apie tai yra vienaip ar kitaip šnekama. Taip kad čia tai reikia žiūrėti kaip labai aiškiai informacinė agresija ir su ja reikia rimtai kovoti ir skirti tam resursus. Ne tik šnekėti vieną kitą istoriką čia pagavus, bet reikia iš tikrųjų skirti valstybinius resursus, nes tai yra mūsų šiandieninė kova už išlikimą. Tai, kas mums šventa, kova dėl laisvės, tai čia dabar nei čia vyksta šitoje erdvėje. Rusija laukia naujo pasaulinio padalymo. Jeigu Jungtinėms valstijoms kas nors nutiktų, mes Baltijos šalis okupuosime iš naujo. Vienaip ar kitaip, švelniai arba žiauriai. Aleksandras Duginas.